Šonas Bynas. Seriale Šarpas. Šarpo garbė. Taip pat vaidina Michaelas Byrnas, Hugh Fraseris, Nikolas Greisas, Alice Krige, Theodoras Atkinas, Matthew Scarfieldas, seržantą Harperį vaidina Dara O'Malis. 1813. Wellingtonas pradėjo didžiausią puolimą, kad galutinai stumtų prancūzus iš Ispanijos. Patyrusi pralaimėjimą Rusijoje, prancūzų kariuomenė padrikai traukėsi iš Šiaurės Europos, tačiau Ispaniją Napoleonas pasiryžęs išlaikyti bet kokią kainą. Scenarijos autorius Colinas MacDonaldas. Pagal Bernardo Cornwello romaną. Režisierius Tomas Klegas. Jūsų didenybė. Koks jūsų planas, majore Duko? Vienos mirties ir vieno žmogaus įkalinimo kaina Britanija paliks Ispaniją nenuaidėjus daugiau nei vienam šūviui. Nuverstasis Ispanijos karalius Ferdinandas pasirašys taikos sutartį tarp Ispanijos ir Prancūzijos. Mes pasitrauksim, o Ferdinandas vėl valdys Ispaniją. Mainais jis pažadės nutraukti sąjungą su Britanija, o Britų kariuomeniai bus duotas įsakymas palikti Ispaniją. Josefui patinka būti Ispanijos karalium. Esu tikras, kad jūsų didenybės brolis išmintingai karaliautų bet kurioje šalyje. Ispanų liaudis kovos nenutrauks. Priversti ispanus laikyti sutarties galėtų tik jų mylimas karalius Ferdinandas, bet jam reikia garantijų. Ar Ispanijos diduomenė jį rems? Ar palaikys generolai? O svarbiausia, ką pasakys bažnyčia. O ką pasakys bažnyčia? Ji pritars jūsų didenybę. Sumanus planas, majore Duko. Vertas pagirimo. Pats galėjau tokį sugalvoti. Jūs ir sugalvojot jūsų didenybę. Aš tik išplėtojau jūsų mintį. O ką laimėsit jūs, Duko? Aš atkeršysiu. Kam? Britų karininkui, majorui Richardui Šarpui. Ar tą Šarpą lydi sėkmė? Talaveroje, jūsų didenybė, jis pagrobė imperijos erelį, liesta jūsų rankos. Tai pasistengkit, kad sėkmė nuo jo nusigręžtų. Privertėm juos bėgti, nernai. Įstumsim iš Ispanijos į Prancūziją ir paskandinsim Lamančią. Gaila, kad negalime sutrukdyti jiems pakeliui plėšikauti ir viską siaubti. Napoleonas patyrė pralaimėjimą Rusijoje. Prancūzams trūksta pinigų. Kokios kareivių nuotaikos? Jie veržėsi į mūšį, sere. O Šarpas? Pasikeitė, sere. Žmonos netektis, sielvartas. Vyrai nuo to keičiasi. Turiu tau klausimą. Kur Napoleonas laiko savo kariuomenę? Nežinau, Perkinsai, o kur jis ją laiko? Slepia rankovėse. Vėl girtas, Harperi? Aš irgi, sere. O varge. Jis niūrus kaip senas Beilio teisėjas. Jis dar save kaltina. Kaltė ir sielvartas. Jei kuo nors galiu padėti, sere, sakykit. Žinau, patai.
Kaip Ramona? Ačiū gerai, sere. Ponas Nernas parūpino mums leidimą tuoktis. Tai gerai. Taip. Ramona labai man patinka, sere. O kadangi laukėsi, ponas Nernas matyt pasiūlė geriausią išeitį. Kada vestuvės? Kai tik rasiu kunigą. Vestuvinę suknelę jį jau turi. Klostuota. Juk žinot, sere, kokios tos moterys. Taip. Keletą pažinojau patai. Pasakysiu štai ką. Jos nori ištekėti. Ypač kai pastoja. Eik pas ją, patai. Ji tavęs laukia. Laukinis klajūnas, daugiau niekados. Laukinis klajūnas, aš jau nebebūsiu. Valgyk, Patrikai. Na, kaip jis? Jaunasis Patrikas? O gal gims mergaitė? Sutinku, tebūnie mergaitė. ¿Cómo está usted, sargento? Bien, gracias. ¿Y usted? Encantada de conocerte. What does that mean? Ką tai reiškia? I am pleased. Džiaugiuosi, kad esu su tavim. I'm pleased to Ir aš džiaugiuosi. Do you know? The old soup. Sena sriuba visai nieko. The sooner we Susiremt su prancūzais būtų neprošal. Jam reikia gero mūšio. battle. It's a good Jam reikia geros moters. We had one, Turėjo, but he lost. neteko. He went and lost. Buvo ir nebėr. Prancūzų įgula Šiaurės Ispanija. faster. Greičiau, greičiau turim skubėti. Mano vyras turbūt jau pastebėjo, kad pabėgau. Nesijaudinkit, Helen, mano žmonės jūs apgins. Nuvažiuosime saugiai. Turim nuvažiuoti. Tai kelioniai kaupiausi visą gyvenimą. Vadinkit mane Rauliu. Nuvešiu jūsų Paryžių. Pasikliaukit manim. Jūs tokia graži. O jūs toks drąsus. Jei sutiktumėt su manim gyventi Paryžiuje, būčiau toks laimingas. Bet Rauli, jūsgi turit žmoną. Ji toli, bet o sena ir negraži. O su jumis jaučiuosi vėl kaip 60. Koks aštrus jūsų liežuvis. Bet ir mano. I apologize. Atleiskit, kad braunos, generolė, bet gavau imperatoriaus įsakymą. Man? For the Markizei. How do you Kaip laikotės, Helen? Vadinasi, bėgat, Markize. Kaip ir visa prancūzų kariuomenė. Jie kovėsi už savo šalį, ne taip kaip jūs. Pierai, mano gyvybei kasdien grėsė pavojus. Ir tebe grėsė. Jūsų eskortas gabena auksą, sidabrą, paveikslus, monetas, statulas, gobelenus, raižinius ir pjuvenose įpakuotas vyno atsargas. Visas krovinys vertas kokio milijono Ispanijos dolerių. Nepaminėjot baldų. Ten yra ir lova su veidrodžiais.
Ar ta pati, kurioje generolai kalbinėjat palikti jums voktą turtą? Jis kvailys. Abu jūs tokie. Nesišaipykit iš manęs, Helen. Galiu jūs sunaikinti. Tokias kaip jūs aš niekinu, Markize. Jūs pusiau anglį, o darbuojatės mums. Aš pusiau prancūzė. Ištekėjot už ispano, o kol jūsų vyras kovojo už tėvynę, vagėte jo nuosavybę. Aš kovoju už Prancūziją, kovojate už save. Neturite gėdos. Ir tėvynės neturit. Jūs man šlykšti. Kaip gaila. O man jūs toks patrauklus. Šitam kare jums pasisekė, Helen. Koketavot su visais ir su mielu vyru Markizu. Maudėtės ispaniškoj prabangoj. Už jo ištekėjau Napoleono prašymu. Gal manot, buvo labai malonu? Šnopuodavo mane užgulęs, o aš vogiau informaciją tokiems kaip jūs. Nė nepamaniau. Jūsgi niekada nesimylit. Ko norit, Pierai? Parašysit laišką. Jūsų įsakymai man negalioja. Įsakymas ne mano, aukščiausios valdžios. Laiške vyrui nurodysit savo pabėgimo priežastį. Anglų karininkas, majoras Richardas Sharpas, įkyriai siekė jūsų palankumo ir girtas mėgino jūs užpulti. Jokio Sharpo nepažįstu. Rašykit. Jūsų turtas sukrautas į Prancūzijos kariuomenės vežimus. Jie pripažinti netinkamais. Ta potvarkė galiu atšaukti. Rašykit. Labas vakaras, ponė Markize. Tikslai, kuriuos nukreipti svarbiausi mūsų troškimai, daro įtaką mūsų mintims ir siekiams. Tas, kuris didžiausia laimė sieja su žemiškais malonumais, darosi vis labiau žemiškas. Visas jo triūsas ir prakaitas skirtas žemiems poreikiams tenkinti. Jis grimsta į tai, kas menka ir nedora. Dažnai susigundo tuo, kas priešinga sąžiniai ir teisingumui. Amžinai gyvenimą gali suteikti tik Jėzus Kristus. Šita jo galia patvirtinta ir laiduota dangiškojo tėvo. Būkite palaiminti visagalio Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, dabar ir visados. Amen. Kuopa, išsiskirstyk. Ar jūs Sharpas? O jūs kas? Ar jūs Sharpas? Išpersiu tau subinę, kad išmoktum gerų manierų. Aš majoras Mendora. Mano pavardė Sharpas. Ramiau. Čia nuo mano pono Markizo de Casareso El Grandis. Jo žmona Markize laiške prašė jūsų šiurkštų, niekingą elgesį ir nedorus ketinimus jos atžvilgiu.
Nesu jos net matęs. Už tokį įžeidimą jums nebus atleista. Ir jums, bičiuli, miško proskinoje į pietus nuo kelio, šį vakar 7. Ką visą tai reiškia? Dievas žino. Davėte žodį, kad galėsiu važiuoti. Žodžio aš laikausi, markize. Bet šitie furgonai pripažinti netinkamais. Rūpinus, kad kelyje jums nenutiktų nelaimė. Vadinasi, Napoleonas jums patikėjo furgonų priežiūrą. Sveikinu, Pierai. Turite greitai viską apgalvoti. Jei Wellingtonas sužinos, jums galas. Jo įsakymo dvikovos uždraustos. Iš kur vis dėlto tą markizę pažįstat? Vėl pradedi? Ne, sere. Markizą užmušiu. O radęs jau prakeiktą markizę, užmušiu ir ją. Žinoma, sere. Ko jam? Majore Šarpai, sere. Kapitone. Tikiuosi, į dvikovą nestosit, sere. Sielojatės, kad bus pralietas ispanų kraujas? Kalbėjau su ispanų karininkais. Markizas puikiai valdo kardą. Mokėsi Paryžiui, pas Bujė. O dabar gaus pamoką Ispanijoje. Iš manęs. Toliau neisim. Jums reikia sekundanto. Atsakomybė prieš Wellingtoną prisiimu vienas. Jis stengsis, kad saulė šviestų jums į akis, darys klaidinančius judesius. Atakuokite apgaulingai, sere. Papurtikit tą pelų maišą, sere. Dar turit galimybę, majore Šarpai, atsiprašyti ir atsisakyti. Atsiprašyti nėra dėl ko. Gerai. Dvikova iki mirties. ¿Estáis listo, mi señor? Major Sharp. Majore Šarpai. Tavim dėtas nesišypsočiau. Storas išgama. Tau neras tinkamo karsto. Laikėmės tavo taisyklių. Dabar žaisim pagal mano. Tokios dvikovos turbūt dar nematėt. Čia ne dvikova, o grumtynės. Majore Šarpai. Ką po galais išdarinėjat? Ginu savo garbę, sere. Garbę?
Dvikova dar nesibaigė. Įsidėmėkit. Čia ne dvikova. Jokios dvikovos nebuvo. Tik draugiška fechtavimosi treniruotė. Aišku? Majore Šarpai. Šiandien visagalis Dievas Šarpo pasigailėjo. Visi matė, kaip jis pasitraukė. Jūs Ispanijos didvyris. Žmonės Markize eis ten, kur juos vesit. Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų. Majore Šarpa, jūs suimtas. Ką? Stokitės. Atiduokit man savo kardą, majore Šarpai. Majore Šarpai, jūs kaltinamas nužudęs Markizą de Casares El Grande. Visą naktį miegojau. Kaip jis mirė? Miegančiam jam perpjauta gerklė nuo ausies ligi ausies. Aš jo nežudžiau. Prisiekiu, sere, savo garbe. Jūs suimtas, majore Šarpai. Jei jūsų neuždarysiu, ispanai pakars. Suimtasis ir sargyba pirmin. Žengta marš. Lik sveika. Pasimatysim Paryžiui. Sudie, Rauli. Atvažiuok greičiau. Bet neatvažiuosi kaip visuomet. Gerbiu jūsų sąjungininkų ispanų jausmus, bet supraskit, majoras Šarpas nekaltas, kol neįrodyta jo kaltė. Jo išduoti jums neketinam. Vyks karo lauko teismas, bus išklausyti liudytojų parodymai ir tik tuomet paskelbtas nuosprendis. Ar viskas aišku? Nernai, ar tai padarė jis? Prisiekė, kad neserė. Ir aš juo tikiu. Bet jis įsivėlė į dvikovą, nepaisydamas mano įsakymo, ir melavo. Sako, Markizės nė nepažįsta. Tai kodėl ta ledi jį kaltina? Ji parašė graudų laišką savo vyrui, amžinajam atilsį, apie Šarpo begėdiškus veiksmus. Laišką pristatė garbusis tėvas Atša. Inkvizitorius? Taip, sere. Jis artimas kardinolui ir klastingas kaip gyvatė.
Kaip majoras Šarpas? Jis stos prieš teismą dėl markizo nužudimo. Visa kariuomenė pasipiktinus. Kokia graži diena. Sumokėkit mums. Jūsų brolis patvirtins, kad markizo testamente numatyta sąlyga. Jei našlė duotų vienuolės įžadus, visas palikimas pereitų bažnyčiai. O jūs, tėve Ača, kaip Dievo atstovas, šituos kraštuos tampat paveldėtojų. Markizė išvyko su palida prieš porą valandų. Pinigai pas ją. Nužudysim ją. Ne, viskas turi būti teisėta. Tėve Ača, man reikia Ispanijos didikų laiškų patvirtinančių karaliui Ferdinandui, kad taika su Prancūzija jiems priimtina. Esu tikras, kad užduotis jums nesunki. Ar jūsų kariuomenė mus paliks? Pasikliaukit mano žodžiu. O jūs manuoju. Jei Šarpas nebus pripažintas kaltu, ispanai mumis nebepasitikės. Jie trokšta teisingumo. Teisingumo jie sulauks. Kad ir koks būtų nuosprendis. Majoras Šarpas. Leitenantas Tramperis Džonsas, sere. Būsiu jūsų gynėjų teisme. Ar seniai tu čia? 2 mėnesius, sere. Ar jau esi buvęs gynėjų? Ne. Prašom perskaityti laišką, majore Mendora. Angliškai, jei galima. Mielasis Paulai, šį skaudų laišką rašau tau prislėgta širdim. Pabėgau dėl majoro Richardo Šarpo nemalonaus dėmesio man. Jis kiekvieną progą mane kamavo begėdiškom užuominom ir nepadoriais pasiūlymais. Turiu prisipažinti, kad balandžio 16-osios naktį majoras Šarpas pasirodė mūsų namuose neblaivus. Jėga įsibrovė pas mane ir maldavo su juo permiegoti. Nesu tos moters matęs, majore Šarpai. Teisme laikykitės tylos. Aišku? Skaitykite toliau, majore Mendora. Jis kalbėjo, kad pasaulyje geidžia tik vienos moters manęs. O kad mane užvaldytų, yra pasiryžęs, jei reikės, net nužudyti tave. Ačiū, majore Mendora. Prašom teismui pasakyti, kas nutiko po to, kai markizas gavo laišką. Atsiprašyti majoras Šarpas atsisakė, todėl įvyko dvikova. Kiek žinau, dvikova staiga nutrūko. Taip, buvo nutraukta. Bet majoras Šarpas ėmė rėkauti. Rėkauti? Jis plūdosi ir grasino markizą nužudyti. Dvikovoje? Ačiū, majore Mendora. Žodis ponui Trumpetui Džonsui. Majore. Majore Mendora. Ar jūs asmeniškai suinteresuotas, kad majoras Šarpas būtų pakartas? Ne. Gal majoras Šarpas jūs skaudžiai įžeidė prieš tą fechtavimosi treniruotę? Protestuoju, sere. Tai buvo dvikova. Pažeidžianti Lordo Wellingtono draudimą. Pone Trumpetai Džonsai, dvikovą vadinkite dvikova. Ar aišku? Taip, sere. Majore Mendora, ar neužsigavote išgirdęs majoro Šarpo grasinimą išperti jums užpakalį? Šito negirdėjau. Melagis. Majore Šarpai. Gal jūs ir ne džentelmenas, bet teisme elkitės deramai. Aišku? Taip, sere. Prašau, sere. Kur Nernas po galais? Nežinau.
Ispanas Markizo sargybinis tvirtina apie 3 ryto matęs iš palapinės išeinantį britų šaulių karininką su kardu. Kaip paaiškinsit? Miegojau iki aušros, sere. Bet joks liudytojas negali to patvirtinti. Aš jo nežudžiau. Mes jau girdėjome, majore Šarpai. Be to sakėte, Markizės nepažįstat. Bet mes turime jos laišką vyrui, Ispanijos didikui, kur smulkiai aprašyti jūsų pasibjaurėtini, nedori kėslai, jos atžvilgiu. Gal numanot, kam jai taip sakyti? Nežinau. Ji meluoja. Ne. 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 Jūsų vyras nužudytas, Markize. Man jokio skirtumo. Jūs svetimautoja ir žudikė. Ketinu jūs nuo šitų nuodėmių išvaduoti. Tik ieškot savo naudos, kunige. Dangiškąją ramybę rasit vienuolyne. Pripažįstam jūs kaltu dėl žmogžudystės, Šarpai. Užtraukite gėdą savo pulkui ir visai britų kariuomeniai. Laipsnis jums atimamas. Būsite nuvestas į bausmės vykdymo vietą ir mūsų sąjungininkų akivaizdoje, pakartas užnėrus virvę ant kaklo. Ar turite ką pasakyti? Prašau leidimo mirti su šaulio uniforma, sere. Prašymas atmestas. Perkinsai, Hagmanai, užmuškit kiekvieną, kuris mėgintų mūsų laikyti. Klausau, seržante. Eime. Niekur iš čia neisit. Kieno nurodymas, sere? Wellingtono. Sere, gal ispanų karininkams pasiūlyti Chereso? Po galais tai egzekucija Stokline Krikštynos. Aišku, sere.
Na štai, ponai, viskas baigta. Galime kariauti toliau. Jie žudo mūsų didvyrius, o paskui sakys, kad karą laimėjo vieni. Kokia skaudi netektis, Harperi. Bjauri žmogžudystė, sere. Seržante. Patrikai. Patrikai. Ša. Seržante. Seržante Harperi. Sere. Eisiu su manim. Turiu tą užduotį. Apsirenk ir atsisveikink. Paskubėk. Saugok save. Ir jį. Labai tave myliu. Ar galiu paklausti, kur vykstam, sere? Ten už kalnų toli, seržante. Už kurių kalnų, sere? Labai toli? Klausimai, klausimėliai ir dažniausiai jokių atsakymų. Patraukit savo dvokiančias rankas. Dievas jūs užleis maru, pamatysit. O veikiau sifiliu. Vagišės, prakeiktos vagišės, išleiskit mane. Kai karas baigsis, seržante, ar grįši namo? Jei liksiu gyvas, kartu su Ramona ir kūdikiu trauksim namo. O jei žūsiu ir būsiu palaidotas čia, mano dvasia lėks tiesiai į Airiją. Tai tu tiki šmėklom, seržante? Tikiu Dievą tėvą, Dievą sūnų ir vėją pasibalnojusią dvasią. Štai tau ir šmėkla, seržante Harperi. Tas vaikinas Liemas Dūlis. Jiedu su broliu turėjo būti pakarti už bažnyčios apiplėšimą. Gavo mano siūlymą. Vienas liks gyvas, o kitas mirs. Liemas pasirinko monetos herbą. Jam nepasisekė. Kas žino, kad aš gyvas? Mes, Wellingtonas ir bausmės vykdytojai. Jie prisaikdinti laikyti paslaptį. Kam tos gudrybės, sere? Prancūzai traukėsi, niekšams pritrūko drąsos. Bet jie griebėsi klastingų triukų, kad įvarytų pleištą tarp mūsų ir ispanų. Mes turime išsiaiškinti priešų kėslus ir užkirsti jiems kelią. Kas tie mes? Tu ir seržantas Harperis, kasgi daugiau. Prasiskverbę į priešo teritoriją, surasit markizę ir pristatysit ją man. Aš ją užmušiu, neužmuši, Šarpai, čia įsakymas. Jei žinomos visos Pinklio aplinkybės. O kodėl jį parašė tą laišką? Markizė prancūzų šnipė. Jos motina Anglija, o tėvas prancūzas. Už markizo ištekėjo turbūt paties Napoleono įsakymu. Aš kareivis. Kaunos, o ne šnipinėjų. Darysi, kas liepta, Šarpai. Beje, šito tau prireiks. O dabar klausyk. Už kokių 20 mylių nuo čia rasit tėvą Sančesą. Jis geras žmogus, pastabus, daug žino. Pasikalbėk su juo. Pirmiausia,
Ir saugokis. Nepamiršk, tu miręs. O jei markizės nerasim, be jos negrįžkit. Sėkmės. Įsipareigoju remti šitą planą visomis išgalėmis ir meldžiu jūsų šviesybę prisidėti. Ačiū. Vuestra Majestad haga lo mismo. Gracias. Prašau leidimo palikti vorą ir jūs kreiptis, sere. Kalbėk. Kur seržantas Harperis, sere? Seržantas Harperis vykdo mano užduotį. Kol grįž, prižiūrėk jo moterį, Hakmanai. Būtinai, sere. Laikomės vienas kito. Ramona prie mūsų pritapus. Kaip ir majoras Šarpas buvo. Ar galiu grįžti voron? Grįžk. Kaip tu? I've been happier. Leisgyvis. Niekšai. 4 prieš 2. Nevykėliai. Jų tuoj bus daugiau. Lik čia. Markizė de Casares. Turim ją rasti, suprantat? Markizė Dorada. Auksaplaukė, jos plaukai aukso spalvos. Kur ji? Kur Markizė? Matarife. Hermanas Atša. Kur Markizė Dorada? Partizanai. Vienuolynas. Partizanai? Kur? Donde? Santa. Monika. Eime. Ačiū, tėve. Parama gausėja. Kas valandą. Ispanų didikai tikrai pasiryžę padėti. Grįžus karaliui Ferdinandui, ko gero, grįš ir inkvizicija. Meldžiu Dievą, kad grįžtų. Štai tas vienuolynas. Taip. Netrukus partizanai mus pastebės. Regis jau pastebėjo. Venga, mátese, franchute!
I am a British officer. Aš britų karininkas, majoras Vonas. I bring the Jums linkėjimai nuo generolo Wellingtono. He has heard Ar jis girdėjo apie mane? O kasgi negirdėjo apie Metarifę? Skerdiką? guess, sir. Atspėjot, sere. The French. Nekenčiat prancūzų, majore? I fight them. Kasdien su jais kaunuosi. You should Jums reikėtų pamatyti, kaip aš su jais kaunuosi. Nesinorėtum. Išgamos. Now I can boast. Dabar galėsiu girtis, kad koviausi prieš prancūzus petys į petį su šauniuoju Matarife. You hear him? Girdėjot? He says he has Jis sako, kad kovėsi su manimi išvien. Wellington. Wellingtonui reikia jūsų pagalbos. The British army is. Britų kariuomenė žengia į priekį stumdama prancūzus į didįjį kelią. I have come. Atvykau čia, nes generolas tikisi partizanų paramos. Will be on hand. Turite persekioti ir žudyti besitraukiančius prancūzus. Everybody's hand. But especially. O didžiausia mūsų viltis - Matarifė. You can tell the general Perduokit generolui, my forces kad mano būrys jam padės. help him. There is one other. Wellingtonas turi dar vieną prašymą. You guard the Marquess. Ar markizė Dorada pas jūs? Wellington. Wellingtonas klausia. We, Girdėjom, kad į čia? where did you hear? Kur girdėjot? Mus domina Matarifė žygdarbiai. Norėtume su markize pasikalbėti. But we would like to talk to her. Jo žinios apie prancūzų kariuomenę Things about the French mums labai army praverstų. could be of help to us. You wish to talk Norit with su ja her? pasikalbėti? I do. Taip. Maybe more O than gal ne talk, tik eh? pasikalbėti? She's in the convent. Ar jie vienuolyne? No, she's Ne. here. Čia. You can talk with her. Galite šnektelti. Come. Eime. You had orders to watch Tau me. buvo įsakyta ją saugoti. Sorry, senor. Atleiskit, majore. Tas vyras bus nubaustas. Castigale. Good luck, my friends. Sėkmės, bičiuliai. Whoever she was, Nežinau, kas jį, bet žuvo beprasmiškai. Nežinot? Marquise had Markizės plaukai aukso spalvos, poor dead. o ta vargšelė juoda plaukė. Marquesa. Markizė Dorada. Some poor serving. Ta mergina turbūt tarnaitė. And the soul. Dar viena pražudyta siela.
Tikiuosi, jaučiatės gerai, o aš tikiuosi, kad jūs kankina baisus skausmas. Tėvas Atša sakė, kad trokštat atgailauti. Dar per mažai pridariau nuodėmių ir priimti tikėjimą. Mielai prisidėčiau prie jūsų linksmos šutvės. Tik susiraskit geresnį siuvėją. Tėvas girdi jūsų piktus žodžius. Jis mato jūsų niekšybės, pagiežingas keistuolę. Deja, dar negreitai būsit pasiruošus atsiduoti savo širdį kūrėjui rankas. Bet laiko mes turim. Set the horses and wait. Saugok arklius ir lauk manęs apačioj. Sėkmės. Matrife, en inglés. Que han subido ahí arriba al convento. I've come to see Noriu pamatyti Markizę de Casares el Grande. Jo čia nėra. troubled thought. Iš taip toli atkeliavau su ja susitikti. Kas jūs? Major Vaughan. Majoras Vonas. Dievo valia ji neturi su nieko matytis. Sure God will. Dievas man tikrai atleis. Neleisiu. Eikit iš čia. Išeikit. Lauk. Prašau. Markize. Markize. Velniai griebtų. Markize. Markize. Ar jūs atsiuntė Raulis? Sere, greičiau. Stokit, per vėlus esut. Skubu svetimaut. Atsigriepsiu su kaupu. Menka bėda, sere. Susitvarkysim kaip nors. Pirmin. Viskas gerai? Taip. Gal stabtelkim? Vėliau. Paleisk arklius. Bjaurūs arkliai. Nebenoriu matyti. Užsičiaupk. Nekenčiu. Pėsti nenusigausim. Raiti juo labiau. Paleisk arklius, jie vysis juos. Plaukai sušlapo. Užsičiaupk.
Varyk. Where are we going? Kur mes einam? Klausiu, kur einam. Užsičiaupk. Lean on me. Remkis į mane. Sėsk ant užpakalio, kol tavęs neišperiau. Time the nuns up. Vienuolės reikėjo pert. Pėrėt? You wouldn't hit them. Neužtvojo nei vienai. You're good people. Jos doros moterys. O dieve vagilės ir melagės. Oh, you were in good company. Jums verta kompanija. You were sorry to leave. Turbūt gaila buvo skirtis. Ar kulka viduj? Ne, tik užkliudė. You saved my life. Išgelbėjot man gyvybę. You tried to O jūs kėsinotės į manąją. I've never met you. Nepažįstu jūsų. Oh, did you hear that? Ar girdėjai patai? Ji manęs nepažįsta. Still bleeding. Dar bėga kraujas, serė. Nejudėkit. What about my shame? O mano begėdiški siūlymai? What? Kas? Oh, she's denying Ji me. bando įsiginti patai. After all we've Po been viso through. to, kas tarp mūsų buvo. I hear her. Girdžiu, serė. You'd think she'd Ji remember neprisimena vyro, kuris girtas, parpuolęs ant kelių, maldavo jos malonybę su juo permiegoti. Nieko savo. Ship to sleep with him. Bugger. I'd remember. Aš tai prisiminčiau. Aye, Ir aš. so would I. The man lost Per his šitos ponios melą, tas žmogus prarado garbę. stripped of his Neteko rank, laipsnio. hung on a rope. Vos išvengė kilpos. Who are you? Kas jūs? You know who I am. Juk mane pažįstat. My name is Šarpas. Stink of that. Visą dvokiu tuo vienuolynu. Good. Nieko baisaus. I want this off. Nusimesiu drapanas. Ten pilna blusų. Got you. Rado vargšelis prieglobsti. Please, I ask you. Prašau jūsų. You'll have to help. Turėsit man padėti. Go on, then. Nagi, God save. Dieve saugo kairėje. It's very cold. Šaltoka kaip tokiu metų laiku. The nights are drawn in. Naktys trumpėja. Give me that. Duok šiandien. Thank you. Ačiū. You steal this. Pavogėt. It's mine. Pinigai mano. I've got more than you've ever Turto dreamed turiu of. daugiau, nei tau galėtų prisisapnuoti. Matarife and Bet his skerdikas Matarife su broliu pagrobė mano furgonus. brother. Kas jo brolis? Atša, inkvizitorius. Ermanas. Do you remember the Apie jį užsiminė senasis kunigas. You stole it. Jūsų turtas vogtas. Viešpatie turtas mano. Mine. Duco tried to take Diuko it from me. mėgino atimti. Made you do. Majoras Diuko? You know him. Pažįstat? We have met. Buvom susitikę. He made me Jis ir privertė mane parašyti tą laišką. Where is he? Kur jis? Santa Maria. Santa Marijoje. Give me a hand. Padėk man atsistoti. That wasn't ever. Nelabai mandagu taip elgtis, poniute.
Gal norit pakliūti partizanams į rankas? Nešnekėkit niekum. Prancūzai iš vienos pusės, pamišėlis iš kitos, o mes tarp jų įstrigę su moterim, kuri mane pakorė. God does work. Nežinomi viešpaties keliai. Cabrones. He needs help. Jam reikia pagalbos. Ar turi moterį šarpai? I did. Turėjau. Palikai? She died. Mirė. I'm sorry. Užjaučiu. Ramona. I'll get one of the women. Pakviesiu kurią nors iš moterų. Nebėra laiko. You shouldn't hate me. Be reikalo tu manęs nekenti. You're a spy. Tu šnipė. I'm a soldier, Sheriff. Aš kariauju šarpai. Can't carry a rifle. Šautuvo nenulaikau. Tai naudoju savas priemonės. Besides, what's the O kaip kitaip vargšiai merginai išgyventi pasaulį? You're not poor. Tu nevargšė. What do you dream of, Sheriff? Apie ką svajoji šarpai? Going home. Noriu grįžti namo. You know. Kaip ir mes visi. She has to be on her back. Guldyk ją ant nugaros. Déjame, estúpido. Ay, You just want to. Ji nenori? She must be lying. Turi gulėti ant nugaros. Kas taip sakė? Daktaras po galais. no sé qué hago. Oh, oh, no. Sí, Matai? Francis. Franci? Francis? Franci? Ką? Blankets. Antklodžių. Blankets. Antklodžių. Oh, yes. Taip, blankets. antklodžių. Have you done this before? Ar jau esi tą daręs? With human Žmogaus naujagimio priėmęs nesu. I think I'll take a wee look. Einu apsidairysiu. I have been poor. Aš Sheriff. buvau neturtinga šarpai. I'm crying. Tuoj apsiverksiu. And I've dreamt all my Ir visą life gyvenimą svajoju apie namą senos pakrantėje. good wine. Gerą vyną ir gražius vyrus. I haven't always Ne been visuomet late. buvau ledi. You surprised? Nustebinai. Who killed them all? Kas nužudė markizą? Priest or his brother. Kunigas arba jo brolis. But
Bet viskas surezgė Diuko. Diuko visai be garbės. Keistas tu, Šarpai. Kalbė apie garbę. Nelietei vienuolių. Nepaperkamas. Aš nepatinku tau. Tokio vyro dar nesusitikus. Tau šalta? Man baisu. Ir man. Netikiu. Tiek to. Nesakiau, kad tu man nepatinki. Kas čia po galais darosi? Priimam kūdikį, sere. Ką? Aišku. Vykdykit. Nagi. Jau gimė. Gimė. Berniukas. Žiūrėkit. Štai. Matot? Padėkokim Dievui už jo gerumą. Jo malonė amžina ir beribė. Palaimink šitą vaiką, dovaną žemėj. Nušluostyk jam ašaras. Numaldyk jo širdgėlą. Amen. Amen. Turiu paklusti gamtos šauksmui. Palydėsiu jūs. Ar būtina? Dėja, taip, ponė. Kaip žiauriai šalta. Toks orelis, ponė. Lève-toi, bon sang! Raulis. Eikit, seržante Harperi. Šarpui nepadėsit. Naudokitės progą. Eikit. Rauli. 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 Partizanai pagrobė furgonus ir uždarė mane vienuolyne. Šitas žmogus mane išgelbėjo. Rauli, turim surasti Ačą. Jūs vienas? Taip, jis vienas. Jūs drąsus žmogus? Kas jūs? Majoras Vonas. Britų karininkas.
Kėsinotės į Markizės furgonus? I did. Taip. Markizę palydėsim namo, o jūs belaisvis. You could let me go, sir. Galėtumėte mane paleisti, sere? Negaliu. Bet štai ką siūlau. Duokite žodį, kad nemėginsit bėgti ir iš mūsų sulauksit deramos pagarbos jūsų laipsniui. And if I don't, O jei ne, sere? Ginkluota sargyba jūs pristatys į Santa Mariją. O ten nieko gero. Belaisviai majoro Duko žinioje. Give him your word. Duokite jam žodį, vonai. He will set you free. Prancūzijoje atgausit laisvę. A house on the sea, Namas senos pakrantiai. life of a gentleman. Orus gyvenimas. but no honor. Bet negarbingas, Helen. I cannot give you my Negaliu words. jums pažadėti, sere. Kaip norit, veskite į šalin. Laissez pas de pousser. Oh non. Fais gaffe. Tu es un autre, mec. Mais plus vite que ça. L'avion en place. Šarpas. Sergeant Harper. Seržantas Harperis grįžta. Bėda? Galbūt, sere. Šarpui? Galbūt, sere. Sutvarkykit. Stojant į kovą su prancūzais, nepageidauju jokių trikdžių. Radot Markizę? Taip, sere. Bet mūsų užklupo prancūzai. Jie ištrūko. O Šarpas? Pas prancūzus Santa Marijoje. Ar jie žino, kad tai Šarpas? Jį laiko majoru Vonu, sere. Vonu? Karo prokuroru? Tuo pačiu. Ar Šarpas ją apklausė? Tardė visą naktį. Ar gavo atsakymus? Taip. Regis tėvas Atša ir Matarife Markizę pagrobė ir privertė parašyti laišką. Bet visus atsakymus, sere, žino tik majoras Duko. Duko? Kuris, seržantė? Irgi Santa Marijoje, sere. Šarpas jo rankose. Seržantė Šarpą jis nužudys. Išvaduosiu į, sere. Tau nevalia. Kodėl? Atleiskit. Britų kariuomeniai reikia kiekvieno žmogaus. Britų kariuomeniai daug ko reikia. O ypač majoro Šarpo. Gal jis jau negyvas? Jau esu girdėjęs, sere. Tavęs reikia kariuomeniai, seržantė. Rinktinių šaulių taip pat. Mes tuoj pat grįšim, sere. Vėja pasibalnoja kaip dvasios. Žinokite, seržantė. Ačiū, sere. Thank you, sir. Oh, baby. Mūsų kūdikis. Patrick. Patrikas? Patrikas, Jose, Hagmanas, Cooperis, Harrisas, Perkinsas, Harperis. Pakrikštytas visų pribuvėjų vardais. Rūpinkis juo ir savim.
Seržante, kas čia dedas? Seržante. Seržante, kur mes einam? Dėtis prie žmogaus vardu Šarpas. Ar tai reiškia, kad mes žūsim? Ne, Perkinsai. Žuvusių Šarpą gali laikyti prancūzai, o mums jis gyvas kaip ungurys. Pala, kaip tai, seržante? Kariuomenę juk pažįstat, vaikinai. Jie kabino uždangą, bet nepavyko, kad ir kaip stengiasi. Tikiuosi, nenukentėjai. Kalbėsi tuo met, kai į tave kreipsiuos. Britų papročių. Aš Britų karališkųjų pajėgų karininkas. Reikalauju, kad su manim būtų elgiamasi deramai. Tu nebe karininkas, Šarpai. Laipsnį tau atėmė karo tribunolas. Gavai mirties nuosprendį. Tu civilis asmuo. Apsimetęs, kiek žinau, majoru Vonu. Akinius reikia saugoti, Šarpai. Tugi žinai. Tu šnipas, Šarpai. Aš kareivis. Šnipas, Šarpai. Tavo egzekuciją inscenizavo pats Wellingtonas. Ispanijos karo vadovybei bus įdomu išgirsti. Kodėl taip atkakliai stengiasi išvaduoti markizę? Jos gimtadienio proga buvau paruošęs tortą. Anąsyk sudaužei man akinius. Tyčia. Toks subtilus prietaisas. Paties Wellingtono dovana. Akis už akį, Šarpai. Santa Marijoje tokių gal pora tūkstančių. O mes tik 5. Susidorosim? Kaip manot? Manau, kad taip, seržante. Būtinai. Uniforma, greičiau. Ar patikėtum, jei pasakyčiau, kad netrokštų tavo mirties? Ne. Tai tiesa. Gali likti gyvas. Išeiti iš čia atgavęs kardą. Žinoma, tavęs mes neiškeisim. Iki karo pabaigos gyventum Prancūzijoje. Gal net pavyktų tave civilizuoti. Rinkis pats.
Pasakyk man, Šarpai, ar Markizė ieškojo Britų pagalbos? Užsispyręs tu, Šarpai, kaip visi kareiviai. Per ją įklimpai, o į klausimus neatsakinėjai. Įklimpau per jūs. Dvikovą surengiau aš. Tik nežinai kodėl. Bet jei pasiryžai mirti, pasakysiu tau. Ispanijos karalius Ferdinandas su mumis pasirašys sutartį. Taigi Britams teks nešdintis. Sutartį remia bažnyčia ir Ispanijos didikai. Beje, dėl to, kad veržėsi kautis dvikovoje, tu kvaily, Šarpai. To ir tikėjausi. Nagi, Perkinsai, dejuok. Cholera, cholera. Po galais. Čia viskas išlieks į orą. Seniai laukiau šitos akimirkos, Šarpai. Jau maniau nesulauksiu. Bet matyt, vis dėlto Dievas yra. Hei, kur jūs einat? Ką čia veikiat? Kur jūsų vadas? Kur einat? Mes. Šalin. Kvailį atstok, čia aš. Labas, sere. Kur taip užtrukot? Tapau tėvu, sere. Man gimė sūnus. Patrikas Jose Hagmanas Harisas sveikino. Vitorijų už tai išgersim. Prie Vitorijos mus pasitiks 3 prancūzų armijos. Bet šį kartą, ponai, skaičium juos pranokstam. Daugelis žus, bet mes nugalėsim ir išvysim prancūzus iš Ispanijos visam laikui. Pirmin, vaikinai, į lemiamą pergalę. Jie neatsilaikys.
Šaulių kuopa. Mums įsakyta atakuoti ir užimti šoninę ugnies poziciją štai ten. Pasiruoškit pulti skleistinę rikiuotę. Kariuomenė žengia mums įkandin. O jūs paskui mane. Pirmyn. Benedictus benedicat per Jesum Christum Dominum nostrum. Amen. Nuvylėt mane, kunige. Nesuprantu. Šarpas gyvas. Markizė laisva. Anglai puola. Šarpas negyvas. Mačiau, kaip pakorė. Manei, kad meluoju. Majoras Vanas, serė, su raportu. Raportuokit. Prancūzai mėgina sudaryti sutartį su karaliumi Ferdinandu, kad mus išvarytų. Tėvas Atša pasinėrėsi sąmokslą visą galvą. Už tai jos ir neteks. Už viso to majoras Diko, serė. Jis turi sutartį remiančius ispanų laiškus, išgautus Atšos ir inkvizicijos. Bet jis jau bėga. Su laiškais, taip, serė. Grįžkit pas savo šaulius, majore Šarpai. Vykdykit komandą, užimkit prancūzų pozicijas, pramuškit jų gretose spragą, kad praeitų visą armiją. Paremsiu jūs artileriją. Klausau, serė. Šarpai. Jei rasit markizę, pristatykit man. Noriu užduoti kelis klausimus. Klausau, serė. Rinktiniai šauliai. Laikykitės, vyrai, laikykitės. Nesitraukit. Nė žingsnio atgal. Majore Šarpai? Ponas Dalenboras. Išgazdinot juos, vaikinai. Jau žino, kad bus sumušti. O dabar susidurs su Vaiduokliu ir jo komanda. Seržante Harperi, rinktiniai šauliai į priekį. Tegu prancūzai gūčiasi. Kuopa, voron, rikiuok. Paskui mane. Laikyk, Džonai. Ačiū, šauliai. Pirmyn. Markizė. Jojam. Allez!
Traukitės iš kelio. Praleiskit. Aš majoras Diko. Turiu dokumentus imperatoriui. Žiūrėkit. Markizė. Štai palikimas Patrikui jaunesniajam. Matarife. Matarife. Tu bailys, Matarife. Kariauji tik su moterimis. Jei kuris nors ją palies, Patai, šaudyk. Būtinai, sere. Won't be a problem, sir. You must count the Skaičiuok, ways kelintą on your kartą back. mirsi. The dead don't. Mirusieji neskaičiuojama tarife. Eikš. Death wants Mirtis you. tavęs pasilgo. Vienas, du, trys. Tu ir tavo brolis Atša tarnaujat prancūzams. Ne. Judu abu prancūzų parankiniai. Kas nužudė markizą? Kas nužudė markizą? Aš. Brolis buvo su tavim? Taip. Prancūzai jums abiems sumokėjo? Taip. Girdėjot? Ar girdėjot? Look after it. Saugok ją, Patai.
Scum of the earth. Žemės atmatos, Nernai. Betgi kokius šaunius vaikinus iš jų išugdėm, sere? Na taip. Hello. Labas. I wanted to give Noriu, kad priimtum tai kaip skolą ir padėką. Thank you. Ačiū. Gražus. Thank you for Ačiū, kad mane užtarėjai. I didn't expect Tokio supratingumo iš Britų teismo nesitikėjau. understanding. Ne mano nuopelnas. Lord Wellington. Lordas Wellingtonas jaučia silpnybę dailioms moterims. Vadinasi, tu laisva? Netekau vyro Husband, ir viso turto, all my belongings, visų pinigų. my money. I'm Ispanai married mane to niekino, o Spanish prancūzai nekenčia. and hated by the French. Netokia jau laisva. I'm sure you'll. Esu tikras, kad susirasi naują globėją. I don't Globėjo man nereikia. What O will I tu ką do ketini veikti? now? Aš kareivis. Eisiu, kur Lordas Wellingtonas įsakys. Come visit Aplankyk mane. in my house. Namas prie senos. Šokoladinis kremas. Medus. And honey. Cold, Viesus vynas karštą vasaros dieną. hot all day. We'll be passing. Mes pro ten žygiuosim. I look forward to Lauksiu. I have orders. Gavau įsakymą judėti į šiaurę. Ruošiuosi žygiui. I'm just preparing to leave. Žinau, Is that sakei, kad patinku tau. Taip. Tikrai. Excuse me. Atsiprašau, viskas paruošta, sere. Tu ateinu, seržante Harperi. Yes, sir. Aišku, sere. Lik sveika, Šarpai. Moterims vestuvės patinka, Patrikai. Žinau. Why can't they just do it? Betgi galėtų tą atlikti pačios, o mums tik pranešti. Ar tu apsisprendęs? Negaliu nuvilti Ramonos. Viską darysiu kaip dera. Bet juk ne.